Labas, šiandien su jumis aš Gabija ir šiandien darau naują video ir tai bus klausimai atsakymai, jūs man juos uždavėte Facebook'e. Nepamirškit pafollowint manęs, nes aš bele kada galiu paklausti klausimų. Ir dabar ką noriu padaryti yra atidaryti šitą laiškelį, aš jau esu atidarius ir labai gražiai čia parašyta yra. Ir jį man atsiuntė Dominyka ir aš jo neskaitysiu, bet jisai žiauriai yra mielas. Čia yra parašyta laiškelis ir čia yra nupieštas kaip ir mano kanalo pavadinimas. Va. Ir čia jos yra numeris ir aš numerį nerodysiu, bet jai būtinai paskambinsiu arba parašysiu. Ir čia yra parašyta Gabi. Žiauriai fainiai, labai tau dėkoju Dominyka. Ir jinai taip pat man dar dėjo skariukus, labai mielus, tai yra Eifelio bokštai ir įdėjo tokią kaip gumytę ar apyrankę. Aš ją užsidėsiu ant rankos ir turėsiu per video. Sakau, man tikrai nereikia nieko, aš jūsų tikrai neprašau, kad man kažką siūstumėt ir panašiai. Ten yra laiškelių iš Fanmyto, aš visus juos esu užsikabinu, taip pat pasikabinsiu. Adrija Daugėlaitė paklausė, ką darytum, jei žemėje liktum tik viena. Jeigu likčiau viena žemėje, aš tikriausiai nusižudyčiau, nes ką tu vienas veiksi žemėje? Jeigu likčiau su drauge kažkokia, tai būtų smagu, bet jeigu likti vienai visiškai žemėje, tai esi ką nors padarius tokio, dėl ko tau teko gailėtis, žinutę, kurios net nenorėjau išsiųsti. Įsijungi maždaug jau parašai ir vėliau ištrini arba išsiunti. Dažniausiai su tuo aš gailiuosi. O Urtė Markevičiūtė paklausė, ką patartum toms, kurios bijo kelti video. Tiesiog pradėkit. Nėra ko bijot. Tiesiog neimti galvą ir daryti tai, kas tau patinka. Ir nebijot, nes bijot yra normalu, aš irgi bijojau, bet jeigu nepradėsi ir nepabandysi, tai niekad nežinosi. Kokius ledus mėgsti labiausiai ir kodėl? Labiausiai myliu tuos vaisinius, žinot, kur būna tokie sultiniai ir kaip jie tokie ant pagaliuko arba. Kulikauskaitė paklausė, kodėl pakeitei kanalo pavadinimą. Pakeičiau kanalo pavadinimą, nes manau, kad tai bus tiksliau. Ir ten, tarkim, kai žmonės manęs ieško kokiam Facebook'e ar dar kažkur, tai manau, tai bus tiesiog tiksliau, kad esu aš. Ar turiu vaikiną? Ne, vaikino aš neturiu. Per kiekvieną klausimą atsakymą aš gaunu klausimą, ar turiu vaikiną? Ne. Neturiu. Ką manai apie vegetarus? Aš pati esu vegetarė jau pusę metų. Ir dabar po truputėlį pereinu į veganizmą ir aš iš tikrųjų, jeigu norit, galiu padaryti video apie tai. O šiaip dėl ko esu tai, nes tiesiog man gaila gyvūnų ir dėl sveikatos priežasčių. Ką patartų mažam vaikui, kad tą patyrimą naudotų visą gyvenimą ir pritaikytų jį. Daug žmonių pasimiršta ir pamiršta tai, kad gyventi reikia dabar, nes niekas nežino, kada gali baigtis tavo gyvenimas, bet tiesiog nepamirškit gyventi šią dieną, nes niekad nežinot, kada baigsis tavo gyvenimas. Jeigu užsimaniai kažko padaryk, nebijok ir tiesiog gyvenk dabar, nes tu gyveni dabar ir niekada nesakyk savo, kad o rytoj pradėsiu kažką daryti. Ne, daryk dabar, daryk keiskis ir tiesiog nepamiršk gyventi dabar. Agnytė, mano draugeška, paklausė, kada į lauką, tiksliau, kada ragaujam. Nu, Agne, mano videkus mama žiūri, bet susitarsim. Į laukelį, tu man parašyk. Miglė VR Facebook'e parašė, kada geriam #ubaglife. Nu, Miglutė, tu man zvanoką duok ir aš prilėksiu, tu mes susitarsim. Gerti yra negerai. Linutis parašė, myli man, aš tave iš viso širdies myliu. Mano širdelė tau. Kokį vardą dėtum, jeigu būtum vaikinas tu pats? Man gražus vardas yra Faustas ir gražus vardas yra Gabrielius ir dar gražus yra vardas Augustas, tai 3 tie patys gražiausi. Elinga, tau linkėjimai ir jinai uždavė klausimų. Atsakysiu tik 2. Kur žadi daryti Fanmyt? Mano artimiausias Fanmyt bus Šiauliuose. Galiu pasakyti, kad bus tikrai labai greitai, tai
pasiruoškit, kad kokią dieną bus įkeltas video, kaip aš pranešu, kada bus fanmeet. Ir antras klausimas bus, kur norėtum turėti tatų? Aš norėčiau turėti tatų ant riešo, ant kairio riešo. Čia norėčiau turėti širdelę, nes tiesiog tai man reiškia labai daug. Martynas parašė, pataisytų man bomžpakių. Tai žinoma, meit. Greitisgi. Jau taisau, jau pataisau. Miglė, mano kaiminėlė, parašė, ką manai apie savo best kaimynę. Mano kaimynė, iš tikrųjų galvojau, kokių čia prikolų pašaudyt, kaip čia tau atsakyti taip normaliai. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad rimtai esi žiauriai gera kaimynė, nes aš turėjau žiauriai nesveikai, žiauriai gerą vaikystę. Turiu būti tau dėkinga. Linkėjimai tau. Ne, iš tikrųjų, tai miliuks kaiminėlė, žiauriai maldėts esi ir jeigu galėtum atsukti laiką atgal, ką norėtum padaryti, pakeisti. Norėčiau savo praeities požiūrį pakeisti, iš tikrųjų, nes kai buvau mažesnė, aš buvau žiauriai depresuota. Tiesiog labai daug pergyvendavau dėl visko ir tiesiog norėčiau atsukti laiką ir kaip nors pakeisti savo požiūrį. Emilija iš fanmeeto. Linkėjimai Emilijai, kokios pamokos tu galėtum būti mokytoja? Galėčiau būti dailės mokytoja, nes biškutį moku piešti ir esu šiaip labai prie meno žmogus. Toma Marija Kriaučialiūnaitė paklausė, kaip pradėjai kurti vlogus. Tiesiog įkėliau. Iš tikrųjų, pamenu, kad buvo porą dienų prieš išvažiuojant man į Airiją. Aš tiesiog įkėliau vlogą. Ir vėliau buvau pamiršus, kad aš jį buvau kėlus. Emilija Kazlauskaitė paklausė, kokio ūgio esi? Mano ūgis yra 1,54 m. Lukrecija Janulionytė paklausė, kokia tavo mėgstamiausia laida? Mano mėgstamiausias laidas yra Farai, nes ten yra geriausia laida ever.